Sveiki visi. Šiandien, palauk, kokią mes tą laidą čia dabar turim? Ketvirta. Ketvirta laida? Jo, antros vis neįkeli, tai jau ketvirta. Gerai. Sveiki visi. Šiandien filmuosime ar parodysime? Sveiki visi. Šiandien jums parodysim ketvirtą epizodą laidos Lipniai stato. Tai šis epizodas bus įdomus tuo, kad ir Simonai jis bus naujiena, nes apie terasą, apie baseiną, aš galiu pažduoti paslapti, jinai nieko nežino. Tai praėjusias laidas pasakojom apie patį namą, apie pirmą aukštą, apie antrą aukštą, apie trečią aukštą kažkiek užsiminėm, o šiandien norim papasakoti apie mūsų terasą. Mūsų terasa gal yra tas objektas, prie kurio pertvarkymo užtrukom bene daugiausiai, nes viskas prasidėjo nuo to, kad buvo suprojektuota terasa ir tokia maža apvali džakuzė. Ir kažkaip pradėjau statyti, tai pažiūrėjau, lemia kažkaip ta džakuzė, sakau, nesižiūri. Reikia padaryti tokią gal didesnę, unikalesnę. Buvom nusižiūrėję tokių kaip balio stiliaus. Ir žodžiu, pradėjus daryti tą džakuzę, mes pakibom. Pakibom tame, kad užsiklausus tiekėjų, gamintojų, kas mums tą džakuzę galėtų padaryti, tai prie mūsų klimato truputį sudėtinga būtų ją įrengti ir pakelti temperatūrą iki 3-8 laipsnių, o tokiu metu pavyzdžiui. Tad viską suskaičiavus, nutariau atsisakyti, nes džakuzės kaina viršijo šito 9 metrų baseino kainą. Nu ir kai man suskaičiavo tą džakuzę apie 100 000 eurų, sakau, hebra, nesąmonė, darom baseiną. Tada pradėjom projektuoti baseiną, iš pradžių jis turėjo būti Infinity tipo, toks su persipilimu, bet vėlgi prie tokio klimato, kai reikėjo įrengti tą Infinity, supratau, kad nesąmonė, nes galimai neveiks taip, kaip turi veikti. Tad dabar apsistojom jau ties galutiniu variantu, tai standartinių baseinų tiesiog jo kampas bus toks užapvalintas, kaip matote, jau dabar yra sudėta armatūra. Ir tas galas nebus standartinės formos. Tai žodžiu, kaip sužinom, kad džakuzė kainuos apie 100 000, tada užsiklausiu, o kiek jūs padarytumėt baseiną? Sako, tai gal tiek pat, gal truputėlį mažiau. Tai nebeliko abejonės, darom baseiną. Tai taip gimė šis 10 metrų gražuolis. Labas. Atėjo mylima žmona, atnešė šaliką vyrui. Sudėk šaliką. Sveiki, esu Simona, atvažiavau aprengti vyro, kad nesušaltų ir nereikėtų jo slaugyti. Čia nieko nesuprantu, tai šiandien leisiu jam šnekėti, nes man prieš tai sakėt, vyrą pertraukinėsi. O dabar kas ką pertraukė? Jeigu ką, tai aš tavęs nepertraukinėsiu, nes neturiu ką pasakyti. Aš kai turiu ką pasakyti, aš pertraukinėsiu. Manau, tu visada rasi ką pasakyti. Apie baseiną. Terpti, pakomentuoti. Tai... Dabar tu antrą kartą pertraukinė. Gerai. Rimtai. Čia pasikeitėm, tipo. Tai, žodžiu, čia nieko nesuprantu, tai gali toliau šnekėti. Bet tu matai, ką tu sakai, nesupranti, matai formą, jau tau vis tiek turėtų būti aišku. Nieko nesuprantu, man čia nieko neduoda. Man čia šitie geležai, tai čia, ir ką, o tik... Žodžiu, tai geležiai yra aš net nesuprantu, baseino forma. Kur čia tilps kažkokie ten tie įrenginiai, kuriuo aš nesuprantu. Jeigu baseinas, tai o kiek baseinas gilio? O tu padarysi, kad aš pasiekčiau dugną? 1,40 m. Ai, ačiū Dievui, pasieksiu dugną. Kaip gerai. Pasieksiu dugną. Tai ką sužinau, kad aš pasieksiu dugną. Apie tave galvojau. Mūsų baseinę. Gal net įlipsiu kokį kartą. Tai šiaip įdomu dar tas, kad Lietuvoje realiai yra 2 įmonės, kurios baseinus daro. Ir šiaip to baseinų... Neapsimoka ar kaip? Ne, šiaip nėra tų klientų. Niekas nesidaro šitoj šaly baseinų. Niekas nesidaro ir įdomu bus, kai pakalbi taip nuoširdžiai su jais, jis sako, mes bandomės ant tokių kaip mes, nes lauko baseiną daryti prie mūsų klimato nėra populiaru ir aišku, daugiau tų baseinų visi daro viduje. Tai to mes darom lauke, tai ir užduotis yra ne tik, kad jis veiktų vasarą, bet pavyzdžiui, jeigu mes sugalvosim, dabar aš noriu daryti, kad tokio oro mes galėtumėm eiti į 32 vandenis, įsivaizduoji? Ne. Techniškai tai turės būti. Galėsi kokį vieną kartą pabandyti ir manau, kad... Ir manai, žiūrėsim, kaip sušvies, nežinau, bet nusipirksim šalies klipą ir pasistatysim saulės elektrinę ir ten tuos, žodžiu. Tai gal tada jo. Čia nesam, čia yra žiauriai brangu, tos žiemą šildysim dujom, ne tik elektrą. O tai gerai. Tai nežinau, kiek kainuos dujos, nežinau, kiek kainuos po 2 metų dujos. O kiek kainuos šildyti? Gerai, plius minus, kiek kainuos pašildyti baseiną? O tu skaičiuoji, kiek tu benzinų išleidai? Taip, labai daug.
Na tai žinau, negaliu. Nu, tai tas pats, kas pirkti lėktuvą ir sakyti, kiek ryja lėktuvas. Tai čia... Nu, tai kiekimės, kad dujos brangiai nekainuos, arba padarysim nutolusią saulės elektrinę. Ne, aš galvoju, kad reikės daryti saulės elektrinės tokiu namu, tai labiau jis bus išmanus namas, tos elektros pas mus visur ir daug bus prikišta, tai netolimoje ateityje. Tai einam, parodysiu tau ir tau pačiai, kaip mes kišim visą tą įrangą ir kur jinai stovės, kad tu suprastum ir kam tas kambariukas galų gal yra reikalingas. Praeitą kartą, kai buvom, tai buvo tik viena, man atrodo, siena tų metalo, ne? Jo, gal dabar antrą padaryta. Nu, tai apskritai čia buvo tik viena eilėm. Tai taigi šonas tik tai buvo, nieko daugiau nebuvo. Man graži vieta, apvalus, aptakus tas dalykas. Man atrodo, kad čia antrą namą stato. Tai realiai iš aukščio, kai pasimatys, ta mūsų terasa, jinai proporciškai yra panašaus dydžio kaip namas. Tai va. Labai logiška. Tu gali šiai būti džentelmenas, man ranką duot, būtų gal gražesnis video gautųsi. Negu nueina ir... Gražesnis video būtų, kad mes čia būtų nudardėjom nuo to kalno ir pažvengtumėm. Įdėtum tą tokį, žinai, hi. Tai čia matome laiptus, va tai bum ir mes šiais laiptais lipsime į viršutinę namo dalį, terasą arba į virtuvę, o čia taip pat nusileidus. Arba vaikai išėję iš savo kambario galės į terasą ateiti. Taip. Nu, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, ten maudos baseinė, nori kažką į savo kambarį ir kažko netgi gali pačion, va, čia nueiti iš karto. Tai čia padarysim jiem kažkokią vaminę jų tą erdvę, nes mes patys neįsim, tai nežinau, galėsim su jais pastarti jie. Aš noriu tiesiog žolės gražios, kad važinėtų robotas ir viskas. Tada nusileidus laiptais. Čia viskas bus sulyginta ir mes įeisime į mūsų techninę patalpą. Va čia bus tokia tvorelė, čia bus duris ir va čia, žiūrėk, 20 kvadratų gaunasi. Kiek reikia ploto vien įrangai, kuri bus šitam name. Jezu. Tai čia bus katilas, baseino įranga, geoterminis katilas, rekuperacinė. Čia 20 kvadratų tik tai? Jo. Nu, bet atrodo. Gal daugiau net gaunasi. Nesąmonė. Čia jau visą chatą gaunasi, atrodo tikrai daugiau. Man nesuprantančiai kvadratų atrodo, kad čia yra daugiau. Čia matosi, kad buvo kažkoks pokytis, kuris buvo naikinamas. Taip, naikinamas, mes kai keitėm šitą visą terasos projektą, tai jau dalis, atsimenu, dalis pamato buvo padaryta. Dar prieš tai, kai mes nusprendėm šitą baseiną pakoreguoti. Dėl to teko nupjauti ir perdaryti. Tai iš tikrųjų gera pamoka, kad geriau viską detaliai suplanuoti ir ant popieriaus perdarinėti, nes šiuo atveju gaunas dabar jau pinigai orą. Biškai išmestų pinigų. O čia galiu tau parodyti, kaip atrodys, matai va toks va įsigilinimas. Aha. Tai čia stovės baseino uždengimo užuolaida. O tai baseinas užsidengs nuo šitos pusės, ne nuo tos? Ne, nuo šitos, nes ten yra netaisyklinga forma, tai čia reikia, kad išeitų iš taisyklingos formos ir išvažiuos tą užuolaidą. Taip, žilvina? Taip pat, jo, tokias storas toks plastikas. Išvažiuos. Jo. Ir taip užsidengs. Bet išvažiuos, jinai tai bus taip ant baseino, ar tai bus taip giliau baseino? Giliau, nesimatys. Tipo, iš tokios linijos kažkokios turėtų išvažiuoti, ne? Išvažiuos realiai nuo grindų, tu atstovi tau papačio baseinas. Kaip roletas. Nu, bet tas baseinas gerai metras kem, tai čia pakankamai žemos lubos tada gaunasi, ar ne? Katilinės. Nu taip. Jo? Iš tikrųjų tai taip. Nes baseinas viską. Jo. O tai ta būtiniausia įranga, aptarnavimo įranga. Nu, ačiū Dievui, kad nenamė. Man šiaip kažkaip atrodo, kad fainiukai nenamė tokie dalykai. Bet kažkiek lieka, kas lieka viduj? Ten kažkokia irgi įrangos dalis lieka labai nedaug, gal rekuperatorius. Tiesiog? Rekuperacinė gali būti. Net nežinau. Mes turėsim tokį kambariuką, kur bus kalbenkė ir džiavyklė. Ir dar keletas įrengimų. Ir dar keletas įrengimų, kurie, turi būti viduj dėl kažko. Jo, bet kodėl, pats dabar nežinau. Man atrodo, kažkaip sakė, kad... Ne, žinau, tiesiog, kad netilps, ne dėl to. Ar tikrai? O ne taip, kad yra tam tikri dalykai, kurie turi būti viduj dėl temperatūros, dėl kažkas. Viskas tas pačiai irgi bus šildoma. Bet kažkaip prieit galima būtų paprasčiau. Nes čia, kad fainai kažkaip mums atsimenu tą mintį davė, kad... Taip pasako, kad faina, kai pasidarai atskirai visus šis aptarnavimus, nes, tarkim, kažkas tai sugenda, kažką reikia taisyti, tai realiai tu, jeigu žmonės atvažiuoja pataisyti aptarnavimus, kažkas daryti panašiai, tu jų nereikia jų įsileisti namus. Jo, nevaikštų pro namus, o bus atskiras įėjimas. Taip, realiai, jeigu reikia kažką pataisyti, padaryti panašiai, tai atvažiuoja žmonės ir viską čia sutvarko, neina per namus ir ten krapštis. Patinka. Taip, dabar aišku? Žinai. Bus aišku, kaip bus pastatyta. Čia dar įsileis keletas polių ir matai tą sieną, Simona? Tai va ta siena kaip eina, va taip svetainės. Kur svetainės pusė? Ten, kur tūliko skylė? Jo, kur ta skylė. Tai va ta terasa mūsų prasitęs va šitaip, jinai tarsi susijungs su šitą sieną.
Tai čia ne tiek ir daug tos terasos. Kaip tai reiškia, ne tiek daug, tai ta siena eis nuo ten, prasidės ir jinai taip užsisuks, susijungs su šituo, va. Ne, bet jinai bus nuo tos sienos tiesi? Šonu. Va taip eis? Pagal tą sieną, tarsi prasitęsia ta siena. Supratau. Tai va, tarsi prasitęsia siena, tai jinai va taip čia ir apsijungs, tai čia, dar dasistatys nemažai. Tai va taip, tarkim, gali įsivaizduoti, va toks susijungs, va, ir čia susijungs, va tokiu, va, taip apvaliai, užsapalins, va, to vietų, kur... Nu jo, čia bus visur siena, kad nesimatytų tenai žmonėm. Tai iš tikrųjų, tai šiandien labai įdomi buvo laida, dėl to, kad sužinojau daug dalykų, kadangi mes su Mindaugu nelabai turime gyvenime laiko pašnekėti apie namą, nes yra pilna kitų dalykų. Tai šitas laidas labai jas vertinu, nes tai... Susipažinsi, kur tu gyvensi. Susipažįsti. Žinosi. Nes, pavyzdžiui, jis turėjo susitikimą su baseinistu ir sako, ai, tu negaišk laiko. Nu, nes man tikrai vienodai rodo. Nelabai tau įdomu. Aš tavimi pasitikiu. Nu, bet kaip tu vertini va šitą va dabar mūsų terasą? Aš manau, kad tiek laiko skirta, bet jinai... Įlįsiu gal aš tą baseiną. Geriausiai. Žinau, kad metras kem bus baseino gilis, po to dar kažkoks ten žemesnis dar. Gal daryti 1,8 m, bet... Vaikai niekada nenais į baseiną. Tai žodžiu. Tai tikiuosi buvo įdomu žiūrėti ir kviečiam prisijungti prie kitų mūsų epizodų.